laipsniškai taip ir išsivystė, kad įprastai pas mus visada yra kažkoks procentas neįgalių žmonių. Na, atrodo viskas natūraliai, tiesiog mes nesureikšminam, ar ten neįgalus ar neįgalus. Įdarbinant žmonės su negale, gavom vieną labai didelę naudą, tai yra motyvuotus, lojalius darbuotojus, kurie tikrai po kelių mėnesių nepasakys tau viso gero ir dirbs tikrai kaip savo, kadangi neturi labai didelio pasirinkimo darbo rinkoje ir jiems ta vieta yra labai brangi. Taip pat įdarbinant žmonės su negale yra galimybė gauti valstybės finansinę paramą. Mūsų atveju mes gavome 50% dydžio kompensaciją darbo užmokesčiui. Priėmus Donatą į darbą, taip mes pasirašėme sutartį su užimtumo tarnyba, mes gauname atlyginimo paramą. Atlyginimo parama yra didžiulė pagalba smulkiems, mažiems verslams, tiek pat ir didesniems, kad žmonės labiau priimtų žmonės su negale. Atradom būdą jaustis patiems geriau, nes įdarbinus tiesiog eilinį žmogų, pasitenkinimas tai, kad tu jam suteiki darbo vietą, yra vienas, o kai įdarbini žmogų, kuriam tai galbūt bus vienintelė iš vis gyvenime darbo vieta, ar tas žmogus neturėjo darbo 5 metus, nesugebėjo rasti ir gyveno iš tėvų, visai kitoks pasitenkinimas. Ir aš tikrai noriu dar vieną žmogų įdarbinti su negale, galbūt tai sąskaitų žmogus, dar kažko ateityje. Kviečiame ir kitas kompanijas įdarbinti neįgaliuosius. Jie tikrai gerai dirba, yra lojalūs ir naudingi, ir jie patys jaučiasi naudingi, ir mes esam patenkinti. Palinkėjimas kitiems darbdaviams: tikrai drąsiai priimkite žmonės su negale, tai ir komanda sušildo ir sustiprina, ir visuomenę turime pagaliau keistis.